Direktoriau, sakykite, Raseiniškiai labai intensyviai domisi, kas čia vyksta griaunamas kaminas jūsų teritorijoje, tai gal plačiau apie tai papasakokite. Taip, šią vasarą kaip tik prasidėjo statybos montavimo darbai, tiksliau gal paruošiamieji darbai statybos montavimo darbams, nes mūsų Raseiniškiai mato griaunamą plytinį kaminą, žodžiu, kiti darbai, kurie susiję su mazutų saugyklų utilizavimu, gal netaip matosi, prie žemės, tad prasidėjo intensyvūs darbai gyvendinant būtent katilinės modernizavimo projektą. Žodžiu, šio projekto metu mes pastatysime biokuro sandėlį autonominį, visiškai nepriklausoma nuo dabar esančio bazinio, taipogi pačią katilinę, kurioje bus sumontuotas 5 MW katilas, su juo komplektuosis toks technologinė naujovė, būtent kondensacinis economizeris ir kiti su šito moduliu susiję priklausiniai. Taipogi įgyvendinant šitą projektą, šalia katilinės ir įrenginių pertvarkome pačią elektros skirstyklą visai katiliniai, būtent pasistatysime ir pradėsime eksploatuoti vedus šitą katilinę naująjį elektros generatorių autonominį, kuris bus kaip rezervas sutrikus tiekimui iš elektros tinklų. Tokia labai reikšminga technologinė pertvarka ir manau, tuo išspręsime, kad ir Raseinių mieste mes turėsime praktiškai visą šilumos gamybą iš biokuro. Tai šio projekto kokie pagrindiniai pliusai? Šio projekto pagrindiniai pliusai yra technologiniai ir ekonominiai, finansiniai. Ir manyčiau, pakankamai reikšmingi yra ir aplinkosauginiai. Tai, kaip jau minėjau, tai mums leis pastačius šią katilinę visą energiją gaminti iš biokuro, tik tai atliekant profilaktinius darbus, valant katilus ar juos remontuojant trumpai, bus trūkstama energija galbūt gaminama iš rezervinio kuro mazuto. Naudojant biokurą, žinoma, mes turėsime jau ekonominę naudą, lyginant su mazutu, kurį vis dar naudodavome, grinai finansiškai, nes šiai dienai, nors jis ir pakankamai brangsta, bet vis dėlto lyginant su mazutu ir su skystu kuru, tai pati pigiausia kuro rūšis Lietuvoje, tai iš tikrųjų turėsime ženklę naudą ekonominę. O kas liečia aplinkosauginę dalį, tai montuojant kondensacinį economizerį, technologiškai labai išvalomas yra išleidžiamas dūmas, tai Raseiniškiams, žinoma, tokia darna su aplinka tikrai turės reikšmę, nes katilinė bus švaresnė. Kalbant apie finansavimą, sakykite, kiek kainuos šio projekto įgyvendinimas? Šio projekto įgyvendinimas bendra vertė sudaro 7,3 milijono. Bet, kaip minėjau, mes statome biokuro sandėlį, katilinę, economizerį, kondensacinį ir tuo pačiu įgyvendinam senosios, sakykime, katilinės pertvarką būtent elektros sektoriuje. Mums yra labai reikšminga pertvarkyti pačią elektros skirstyklą, tai gana imlus ir lėšoms darbai. Ir kaip minėjau, būtent autonominis elektros generatorius irgi taipogi labai yra reikšmingas, esant nenumatytiems atvejams į elektros tiekime. Užsitikrinti alternatyvą elektros gamybos, jeigu žiemos metu šalčiausiais periodais dingtų, o kartais taip atsitinka elektra.